Skundą parašiau jį Kauno policijos viršininkui, taigi bus viešai įdėtas, taigi noriu perskaityti. Nes kai sakiau apie šitą žmogų, Nemunaičio seniūną Avižienį Rimantą, yra daug vaizdelių įdėta ir dar daug bus įdėta. Negaliu tylėti. Turi apie šitą žmogų žinoti visa Lietuva. Taigi skundas į policiją dėl Nemunaičio seniūnijos seniūno Rimanto Avižienio melagingo skundo į policiją, kad sesuo Nijolė savavališkai paėmė ir laiko negrąžina brolio Eugenijaus asmens tapatybės kortelę. Iš karto atsakau, niekada nebuvau paėmusi iš brolio tapatybės kortelės ir niekada nelaikiau. 2024 metais Liepos 20 dieną brolį ištiko insultas ir jį išvežė į Alytaus ligoninę. Liepos 21 dieną aš pasiėmiau mamą į Kauną. Mama pasiėmė savo pasą ir pasiėmė Eugenijaus pasą ir įsivežė į Kauną. Nuo Liepos 21 dienos Eugenijaus tapatybės kortelė buvo pas mamą Kaune. Eugenijus niekada neprašė grąžinti tapatybės kortelės. Prašau išsiaiškinti ir ištirti šį melagingą skundą parašytą Nemunaičio seniūnijos seniūno Rimanto Avižienio į policiją. Policijos tyrėja Greta Grybauskaitė pripažino mane, kad aš įvykdžiau nusižengimą, savivaldžiavimas. Šio nusižengimo savivaldžiavimas niekada nevykdžiau. Tyrėja meluoja. Antra. Dėl tyrėjos Gretos Grybauskaitės nesąžiningo, neteisingo darbo tyrėja apgynė ne mane, kai aš niekada nepaėmiau brolio tapatybės kortelės ir niekada nelaikiau. Kortelė buvo pas mamą Kaune nuo 2024 m. Liepos 21 dienos. Ir dar pripažino, kad įvykdžiau nusižengimą už nieką. O apgynė Nemunaičio seniūną Rimantą Avižienį, kuris parašė melagingą skundą į policiją. Seniūnui Rimantui Avižieniui Eugenijaus tapatybės kortelė reikalinga, nes Rimantas Avižienis pavogė Eugenijaus tapatybės kortelės duomenis. Tvarkydamas dokumentus socialinėms paslaugoms 2024 metais spalio 30 dieną į prašymą socialinėms paslaugoms gauti įrašė tapatybės kortelės kodą. Kai tapatybės kortelė spalio 30 dieną buvo pas mamą Kaune. Eugenijus Alytaus ligoninėje tapatybės kortelės neturėjo. Labai prašau Kauno viršininko įvertinti Gretos Grybauskaitės darbą tyrėjos, kodėl jinai gina žmogų, seniūną Avižienį Rimą,
kuris meluoja ir daro nusižengimus. Bet nusižengimai pripažįstami man už nieką. Man labai skauda, beprotiškai labai skauda viduj. Ir labai neramu gyventi Lietuvoje, nes gali būti apkaltinta bent kada už nieką. Kodėl tokia neteisybė ir dar policijoje? Policija Kauno gina ne tuos, kuriuos reikia ginti, o tuos, kurie vagia paso duomenis ir rašo melagingus skundus į Kauno policiją. 3. Nemunaičio seniūnas Rimantas Avižėnis kartu su socialine darbuotoja Nijole Jegelevičiene pavogė Eugenijaus tapatybės kortelės duomenis, asmens kodą, pildydami prašymą socialinėms paslaugoms 2024 metais spalio 30 dieną Eugenijus paso Alytaus ligoninė neturėjo. Pasas buvo pas mamą Kaune. Taip pat duomenis asmens kodą pavogė Alytaus ligoninė socialinė darbuotoja Daiva Kavolynienė, pildydama asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimą 2024 metais spalio 31 dieną. Eugenijus tapatybės kortelės slaugos skyriuje Alytaus ligoninėje neturėjo. Pasas buvo pas mamą Kaune. Rimantas Avižėnis pavogęs Eugenijaus paso duomenis, asmens kodą, padarė šias galimai nusikalstamas veikas. Pavogė paso duomenis, asmens kodą, Eugenijų privertė pasirašyti ant prašymo socialinėms paslaugoms. Eugenijus sakė, kad dėl ko pasirašo, jam nesakė, yra vaizdelis. Eugenijų išvežė prievartą, panaudojus fizinį smurtą. Jis buvo prievarta išneštas iš lovos į greitąją, neišbuvus iki lapkričio 29 dienos nustatyto laiko. Eugenijų išvežė prievartą lapkričio 25 dieną, panaudojus ir psichologinį, ir fizinį smurtą. Jam nesakė, kur veža, yra vaizdelis, išvežė slapta nuo mamos ir sesers ir nelaukė lapkričio 29 dienos, jam priklausė gulėti slaugos skyriuje iki 29 dienos. Išvežė pirmą laiko. Eugenijus nežinojo, kur jį veža, jam nesakė. Yra vaizdelis. Eugenijus Įgenytės globos namuose laikomas svetimo žmogaus vardu Dariaus. Ant durų užrašyta Darius. Yra vaizdelis. Eugenijų Įgenytės globos namus išvežė Rimantas Avižėnis, pavogęs Eugenijaus paso duomenis ir sutvarkęs dokumentus socialinėm paslaugoms. Prašau Kauno policijos viršininkais išsiaiškinti visas šias galimas nusikalstamas veikas. Nesvarbu, kad jis yra seniūnas. Jis turi atsakyti už visas nusikalstamas veikas
nusižengimus pagal Lietuvos įstatymus, o ne meluoti. Ir man nusižengimai yra pripažinami už nieką, todėl kad Rimantas Avižienis yra Nemunaičio seniūnas, jam negalioja žmogaus teisės, Lietuvos įstatymai, jį gina Kauno policija. Šis skundas bus viešas ir perskaitytas, kad daug žmonių žinotų, kad Kauno policija dirba nesąžiningai. Tardytoja gina Nemunaičio seniūną, taigi Kaune dirba nesąžiningi tardytojai. Bus daugiau vaizdelių.